dalykai, kurių niekada nesuprasiu, kodėl, kam, kaip. Ir pirmas dalykas tai yra kotletai iš žuvies kotletas. Čia galima tiesiog apsivemti, kam, kodėl, kam iš žuvies daryti kotletą. Aš turiu traumą nuo vaikystės, kai darželį auklėtoja vertė mane tiesiog valgyti tą kotletą ir aš po jo apsivėmiau. Tai turiu nuo to traumą ir niekada gyvenime nevalgysiu kotletų iš žuvies. Antras dalykas, kam jūs važiuojat antrą juostą, kai yra ženklas 90, 7 važiuojat, ten važiuojat, šiam važiuojat. Kam, kodėl? Važiuokit dešinę juostą ir niekam netrukdykit. Žiauriai juokingai, kai važiuoja žmogus iš kairės pusės, kairėj juostoj, velkėsi ten, visiems trukdo, jį žmonės jau lenkia tą dešinę juostą. Pagal kiek taisyklės jūs privalot laikytis dešinės pusės. Maldauju tiesiog, nevažiuokit ten, jeigu jūs lėtai važiuojate. Viskas, čia dan yra. Ir trečias dalykas, kai važiuoji su VVT, tai su autikais, su trulikais, visada atsiras žmogus, kuris stovės prie durų ir net kai daug žmonių įeina arba išeina, jis vis tiek stovės ten prie durų, visiems trukdys, visi ten stumdys iš visų galų, bet jis jokių būdų neišlips iš to autiko ir truliko, niekada stovės iki galo.